Rytas, labas. Mes jau papusryčiavom. Arkliai laksta. Šiaip su mėgojom naktį, nes matėjom visas vartas davęs, nesupratau, kas ten buvo. Tai sunkiai išsimėgojom šiandien. Nu, tikiuosi, kitą naktį bus geresnė. Šitie kaimynai grįžo. Paskui jie niekur palapinę šalia pasistatė, grįžo. Pasitraukė tą palapinėje. Bet 11 val. Nakties triukšmavo. Tai taip sunkiai šiandien pamiegojom. Dabar judėsim toliau. Vėl į šiaurę atgal. Pasiekėm piečiausią tašką savo ir dabar jau judėsim į šiaurę. Po truputį per savaitę pasieksim namus. Paliekam arkliukus ir važiuojam. Sustojam pietums. Tokioj vieteliai. Pasidarysim šiltą maistą. Pavalgysim. Dar valanda liko mums nedaug. Valgai pomidorą. Kadangi kempingą negalėjom patekti už poros valandų, tik tai atvažiavom prie ežero čia šalia. Bet lauke tai belen kaip karšta, 33 rodo. Tai nežinau, kur čia lyst, reikia pavėsį susirasti. Ant žemės atsisėdam, nėra vietos ten niekur. Bet pavėsis gerai. Pizzą valgai? Padariau makaronus, tūnų nevalgo, tai vat pizza. Miego nori jau. Čia priešais parduotuvė yra, tai laukiam, kol atsidarys. Taip už 10 minučių. Pažiūrėsim. Laukia karšta. A, ne. 35 laukia. Pasimaudėm ten šiek tiek ir užteks. Kiek galim būti ant tokia karščia. Reikia nusipirkti kažko šiandien, vakar ir rytoj. Nelabai čia ko bus jau čia.
pažiūrėsim. Nedirba ten ta parduotuvė, tai važiavome kempingą. Čia tokia vėl kaip ferma laukuose. Vėl nėra žolės, dulkės. Bet čia labai karšta, tai nėra ką norėt, lietus nelyja. Teks ant tokių žemė miegot. Nu, vienai nakčiai bus gerai. Turim elektrą, vandenį geriamą, viską. Žaidimų aikštelė prie pat Mateo galėjo žaisti. Ten tualetai, dušai. Paskui eisim dar pažiūrėt, ką gero yra. Pravažiuosiu biškį pro savo kempingą. Arba fermą, kaip matau. Va, jau vakarienę gaminam, vakaras. Užpuolė bitės visur. Matė, ten duodasi nemokamą elektrą, tai galim krauti viską. Atvėsim ar šiek tiek gerai. Laidus jis ten templiuoja. Labas rytas. Išmiegojom, kavytė darosi. Visai gerai miegojus, tik ten šunys kažkokie palodavo vis kartą nuo karto. Rytas vėsokas, bet jau saulė lenda. Kas yra? Ok, viską paliekam tvarkingą. Saulė jau atėjo, reikia važiuoti. Šiandien 4 valandas važiavimo, tai nemažai pusė dienos. Dar reikia sustot pavalgyti. Vis judam pro kokią čia rytinę pusę. Judam rytinę pusę dabar. Ir žiūrim, kas gero šitoj Portugalijai. Tai važiuojam. Beveik vietą jau atvažiavom. Užsukom parduotuvę, prisipirkom visko. Dabar laukiam degaliniai pigioj. Kuro užsipilsim. Pigiausiai kiek galima čia. Važiuosim į kempingą, tikiuosi priims. Ką? Ok. Tikiuosi priims į kempingą mus. Bus vietos. Laukia vėl karšta, 28. Bet naktis turėtų būti vėsi. Tai gerai. Jau kempingė mes gavom vietą, čia nieko gero, nes prie pat kelias. Čia taip visi susigrūdę. Maža tokia aikštutė. Tai vat pavalgysim. Pavalgysim, pasidėsim, šiandien rami diena eisim, baseinas yra, mačiau. Niekur nekeliausim. Turi tokį restoranėlį kempingas. Biliardas yra. Pulas. Čia tokia uždara salė, nežinau kam, renginiam kažkokiam. Mes einame baseiną. Baseinas papildomai kainuoja 2 eurus. Saugusim. Matėjo nemokamai. Štai turim 2 baseinus.
Čia vaikam metro gylio, o ten gilesnis jau. Bariukas čia. Viskas paprastai. Kaip už 10 eurų dienai, tai gerai. Gultai dar 1 euras rašo. Žodžiu, mokėt už viską. Štai betinginiaujant atėjo ir vakaras. Nieko šiandien nuveikėm, nieko negaliu parodyti. Maudėmės baseine, šiaip gulėjom, ilsėjomės, atostagavom, žodžiu, šiandien. Daromės jau vakarienę. Nusipirkau vyno, bet čia pasirodo sidras kažkoks, ne vynas, gazuotas. O rytoj laukia paskutinė diena mūsų. Portugalija ir viskas bus. Poryt judėsim link namų. Įlindau į palapinę, nes musės labai puola. Neįmanoma būt lauke. Kaimas, musių daug. Nėra ko norėti. Tai va, rytoj paskutinė diena, biškį paturistausim aplink šitą regioną. Ir viskas, Portugalija bus aplankyta, apvažiuota. Važiavom iš pradžių vieną pakrantę, paskui važiavom vienu keliu, dabar grįžtam kitu, pro kitą pusę, pro rytinę pusę. Tai va, čia žmonių gyvena mažiau, visi gyvena vakaruose, prie vandenyno ten dideli miestai. Lisabona, Porto, dar ten yra visokiausia. O čia tai tik kaimeliai visur. Man asmeniškai kol kas labiau patiko šiaurės regionas, nors ten taip turizmo gal mažiau, bet man labiau patiko, nes pietuose tai labai karšta. Na, aišku, vasarą nėra ko norėti, bet šiuo metu tikrai labai karšta, ten sausa, jokios žalumos, viskas išdžiūvę, smėlynai, molynai visokie, nu, ne kažką. Aišku, paplūdimiai gražūs, dideli, turistiniai miesteliai, viskas okei. Bet jeigu skrisčiau, tai skrisčiau rudenį, pavasarį, manau, vieną regioną, Algarves. O vat vasarą tai labiau šiaurės regione geriau patostogauti, ten ir vėsiau, ir žalia visur, ir lietus palyja, nu, tokios atostogas, ne per karštas, ne per šaltas. Žmonės Portugalijai tokie pasirodė, nu, nežinau, nu, šiaip sau. Negaliu nieko pasakyti, nei gero, nei blogo. Tik matosi, aišku, daugiau Pietų Amerikos, ten Brazilo atvykusio, emigravusių čia. Nemažai matosi iš jų išvaizdos. Aišku, buvus kolonija, tai nėra ko norėti. O kiek girdėjau, portugalai patys kažkada ten seniau į Europą pasiskirstė, irgi emigravo iš Portugalijos. Tai dabar šitokia šalis šiek tiek apleista, galim sakyti. Nepalyginsi su Prancūzija, ten Vokietija ar dar. Bet yra kaip yra, aišku, viskas normaliai. Pigiau užtat negu kitur, tikrai pigiau matosi. Nu, kurortuose, aišku, kurortinėse miestuose, tai kainos ten išpūstis, bet vat kai keliauji pro šiaurę, pro rytinę pusę, tai čia tikrai galima ir pigiai ir pavalgyti, ir pigų kempingą gauti, ir nu viskas daug pigiau. Tai vat, šiandien manau tiek. O rytoj paskutinė diena, gal kažką dar papasakosiu. Taip kad iki rytojaus. Hello. Mes jau atsikėlėm, pavalgėm. Hello. Pavalgėm, ruošiamės pabiškai, atsigersim dar kavos ir važiuosim patyrinėti šito krašto. Tikiuosi nebus labai karšta, bus viskas čiki-piki. Kaip miegojus jau šitoje vietoje, nu miegojus tai normaliai. Iki 12 šito keliu čia.
Eismas vyksta pilnu tempu, Tu, bet naktį viskas gerai. tu. Ačiū. Naktį viskas pakankamai gerai. Tylu, ramu, vėjo nėra čia gerai. Tai pamiegojom, įsimiegojom. Einam šiek tiek pasivaikščiot. Su Matė, nežinau kaip čia seksis. Per tas akmenis. Opa. Čia visai netoli reikėjo eit, vat. Štai ką norėjau pamatyti. O ten mašina. Kažkas išskaptavo ant akmens. Marija. Būk atsargus. Štai. Lekiam toliau, apžiūrėjom. Štai taip atrodo Portugalijos žemyninė aukščiausia vieta. Keista, kai gali užvažiuoti su mašina iki pat viršaus. Aišku, viršus nesiekia 2 kilometrų net. Net bariukas yra kažkoks dirbantis. Ten keltuvai matosi. Portugališkas pastel, espresso, aukščiausia vieta. O tu ką valgai? Einam pasivaikščiot truputį. Nėra taip čia karšta dar kol kas. Čia sako vienintelė Portugalijos žemyninė dalis, kur sniego būna žiemą. Tai čia žiemą, sakė, visi suvažiuoja sniego pažiūrėti. Nes čia aukščiausi kalnai. Keltuvai vat kažkur jie kelia ten. Bet mes nesikelsim. Net paminklą pastatė, tik nesimato, kas užrašyta. Estrela, šitas kalnynas vadinasi Estrela. 1949. Ką? Čia gal aukštis 1949. Gali būti.
Turėjau dar vieną apžiūrėti čia objektėlį, bet reikia ten važiuoti, o ten uždaryta. Viskie turgus čia šiandien, tai čia geriausia važiuoti, kai nieks nevyksta, gal naktį. Dabar tai neįmanoma. Gaila. Ką padarysi? Štai ir paskutinis mūsų vakaras Portugalijoje. Vakaruojam, sau leidžiam ramiai, niekur nevažiuojam, niką darom. Reikia pailsėti prieš kelionę namo. Šiandien pirmoji dienos pusėje po kalnus pasidavėm šiek tiek. Kiek pafilmavau, kiek nefilmavau, nes daugiau važiavau, ten važinėjom visur. O kai važiuoji, tai ką ten nufilmuosi, reikia vairuoti. Paskraidžiau su dronu šiek tiek, apsižiūrėjom, atsigėriau kavos. Ir žiūrim, jau atėjo 3-4, sakau, reikia važiuoti, valgyti daryti jau. Tai va, atvažiavom į kempingą, pavalgėm, pažaidėm, saulę pagaudėm dar šiek tiek ir jau vakaras. Eisim dabar praustis, gal dar užkasim kažką ir jau viskas. Bus tada iki rytojaus. Rytoj laukia kelionė namo. Iš viso 3 dienas važiuosim namo, tai rytoj 1 diena. Pasieksim Ispaniją, beveik Prancūziją pasieksim. Turėtume pagal planą, žiūrėsim, kaip čia bus. Tai va, manau šiandien tiek. O rytoj jau susitiksim ryte ir keliausim. Iki.